pasiekėm Rygą. Aš tai niek nematau. Tarp prakaitį. Žiauriai karšta. Žiauriai. Labas. Prieš beveik 36 metus būtent šioje aikštėje prasidėjo vienas labai svarbus Lietuvai įvykis ir mano nuomonė vienas įspūdingiausių, tai Baltijos kelias. Nuo Vilniaus iki Talino žmonės buvo susikabinę rankomis gyva grandinė. Aš visada žavėjausi šiuo įvykiu ir rugpjūčio 23 sueina lygiai 36 metai, dėl to aš nusprendžiau tą didybę pajausti savo kailiu, ar labiau derėtų sakyti, savom kojom. Kad leisiuos į kelionę ir pasiimsiu jūs kartu. Ratukas paruoštas. Palinkėkit geros kelionės ir važiuokit kartu su manimi. Važiuojam. Tegul kelionė prasideda. Žinai, kur lekam? Krokova, Rytelšis. Jaučka lekam į Žemaitėją, ne? Lekam Rytelšis. Ko nesam matę prie Lenkijos. Beveik 10 kilometrų. Jau, baig išvažiuoti iš Vilniaus. Все, išvažiavau Vilnių, važiuojam link Ukmergės. Važiavau apie 15 kilometrų, riedam toliau. Įveikiau jau 32 kilometrus, bet žiūriu į dangų ir vaizdas ne per labiausiai patinka. Neaukėsi. Tikiuosi negauti lietučio. Tai va, pirmas normalus sustojimas. Pasiekti Širvintai. Nuvažiuota 52 kilometrai. Dabar varau pavalgyti. Jau realiai beveik pusiaukelė. Na, planuoju dar šiandien tarp 50 ir 70 kilometrų. Dabar yra 1:30, tai kaip tik laikas pietauti. Nu va, pavalgiau. Dariau kinortus. Pamiršau pasakyti, kad pirmą kartą Širvintose esu. Tai va, pastebėjau. O šitas va, palinkęs toks matas. Žadlemba. Bagažiuko laikiklis va. Šitoje vietoje. Toks sulinkęs, blemba. Čia kaip ir normaliai, kaip ir lygiai. Gal tai buvo, gal nepastebėjau išvažiavęs. Tikiuosi.
nenulūš, nepradės linkti čia man kelionės eigoje. Nu dar 8 norėčiau nuvaryti šiandien. Numyniau jau 8-6 kilometrus ir aš jau Ukmergėj. Valgau ledo. Gersiu Fanta. Transporto priemonė priparkuota. Pirmą kartą atvariau į Ukmergę. Niekad nesbus. Nežinau, ar labai ilgai blaškysiuos čia. Jau yra 4:30. Dar apie 5 kilometrus galvoju minti. Na, noriu sudėti šiandien bendrą 120 kažkur apytiksliai. Ir tada viso. Galės ruoštis stovyklavietę, pagaliau įlipti vandenį. Reikės susirasti stovyklavietę kažkur šalia vandens, kad galėčiau šokti, atsigaivinti. Nes, nu, kad ir 2-4 laipsniai, bet vis tiek minti šilta. Pailsėsiu dar kokį 10-15 minučių ir varys toliau. Suminsiu 100, tada vėl pailsėsiu. Damušiu tą 20 tada. Tai va, planas toks. Atmyniau į Taujėno dvarą ir perlipau 100 kilometrų. Savo sąskaitą jau turiu 106 kilometrus. Tai dar šiandien apie valandikę pavažiuosiu ir stosiu ilsėtis. Nusukau į parduotuvę, apsipirkau maistų vakarui, rytojaus pusryčiams ir važiuojam toliau, judam, sustosim, pailsėsim, tada kažką gal daugiau ir pasikalbėsim. Mano stovyklavietė ruošta. Šiandien naktį praleisim čia. Tuoj detaliau aprodysiu lokaciją, kurioje šiandien miegosiu. Palapinė, dviratis. Žodžiu, karjeras. Nudegiau biškį. Bandysiu šokti. Išsimaudyti. Eisiu, užkasiu, tada ilsėtis po truputėlį. Ką čia be priveiksi? Miegoti.
ir judėti toliau. Tai va. Vakarieniai. Nealkoholinis radleriukas. Sausainiai Katrūnė pabaigia valgyti ir dar saldumynų. Vakarienė tokia. Pusryčiai bus rimtesni. Nusimaudžiau. Pavalgiau. Einu ilsėtis. Ačiū, kad buvot šiandien su manim. Labas rytas. Pavalgiau. Atsiprausiau. Pusryčiam išsiviriau kiaušinių. Viriau tus kiaušinius. Atrodo, kad nelabai verda. Gal perviriau, bet normaliai. Vakar prasiploviau drabužius biškį. Kojines ir maikė. Realiai išdžiūvo šįryt. Dar gal biškį. Šlapi. Kai kur. Bet šiaip jau normaliai. Vsio tada pakojos, organizuojos daiktus, griaunu palapinę ir judam toliau. Jau yra gal 9:30, 9, nežinau dabar tiksliai laiko. Tai kad man nereikėtų čia per daug vargti, sulig 3 suplojam. Tai davai. 1, 2, 3. Nu ką, vsio, vėl kely. Judam, krutam, važiuojam. Dabar kita stotelė Panevėžys. Apie 5 kilometrai. Ir toliau bus matyti, kur stosiu pavalgyti, kur ką. Nu, pasižiūrėsi. Šiandien deginu akis. Vabalai skrenda į jas dabar. 10 kilometrų. Kelias lygus. Ir greitai eina palaikyti neblogai. Nesustoja
aš minu į priekį ir dainas taip pro ausis vėjelis švilpia tyliai greitiems Panevėžys. Все, chebrantai, atlėkėm į Panevėžį. Varysim ledų. Žodžiu, džiovint kojines vis dar. Pralėkiau per pelkę, aptaškiau, aišku. Tai čia taip vat ir skaitos išplautos kojines. Vat, kažkas tokio. Pasivariau visur. Varau pasiimti ledų. Judėsim toliau, neužsibūsim. Mūsų antras checkpointas pasiektas, Panevėžys. Tai dar normaliai nepapasakojau šitos kelionės esmės, tai ten tuo Baltijos keliu visiškai nesigaus važiuoti, nes ten autostrada kai kur ir panašiai, tai aš tiesiog bandysiu pasiekti tos miestus, per kuriuos ėjo, tai Vilnius Ukmergė, Panevėžys, toliau Pasvalys ir panašiai. Nu va, ledų, spraičiuką, mažą pitstopą. Žodžiu, galvojau varyti pavalgyti pietus Pasvaly, bet greičiausiai, kad reikės čia Panevėžį užsukti kažkur dėl to, nes reikia pasikrauti dviračio kompiuteriuką. Galėčiau išsitraukti powerbanką, bet tingiu ir žodžiu, reikėtų užsikrauti kompiuteriuką, tą pačią powerbanką pasikrauti, iškelti ir panašiai. Tai valgysim čia, nors valgyti nelabai ten noriu, nes ne per seniausiai pusryčius pavalgiau, bet teks. Dabar yra 12:25 laipsniai ir esu numynęs jau 30 km. Pagaliau išvažiavau iš to Panevėžio, kur sakiau, kad reikia būtinai stoti, pasikraut, pavalgyti. Nuvariau į vieną kavinę, nedirbu, tada ten truputėlį už Panevėžį sustojau tiesiog į kafeiną. Pasiėmiau atsigerti, pakroviau powerbanką, pakroviau kompiuteriuką kažkiek ir viso, išvažiavau, judu. Dabar realiai jau reikia paspausti, jau yra 2 valandą, dar kem kilų tik, nors ryte atrodo taip gerai eina, bet reikia įvaryti dabar kokį, dar 40. Greičiausiai nelabai bestuoju. Gal trumpam vandens atsigerimui, šiknos pailsinimui ir sustosiu, bet va tiek tik. Dabar visi kula grūdus ir tas kvapas toks visiška vaikystės nostalgija. Žiauriai fainiai. Vis pastebiu, kad kai kuriem vabalam mano kojų plaukai čia kelionė yra tinkamas guolis. Jie vis gyvena ten. Aš karts nuo karto išsivalau juos. Po kiek laiko vėl jų įsitaisiusi. Sunkiai su tokiu greičiu, aš čia žinokit.
Amata, a nemata. Aš tai niek nematau per prakaitą. Žiauriai karšta, žiauriai. Žodžiu, pagaliau atvariau į pasvalį. Trečias mūsų checkpointas. Oi. Pavargau. Neturėjau iš tikrųjų nuotaikas. Toks variau. Vanduo baigęs prieš 15 gal kilometrų. Valgyt normaliai niek nepavalgiau. Tai žodžiu, dabama greitai. Iškapoju. Niekur nebevarysiu. Tiesiog iš Maximus nusipirkau kruasanų, sumuštinių, vaisių biškinės, vaisių ar daržovių nevalgiau, jau nežinau, jogurtą, spraitą, fantas, nu žodžiu, atsigerti. Tai va, žodžiu, valgau, pratau į savim, reikia liekti toliau. Geras dalykas tokios kelionės yra, kad be sąžinės krūvėtis gali valgyti po visokius tokius nesąmonės. Jogurtų sunaikins. Kruasaną irgi. Valgau sumuštinius. Šausiu davais ir judėsiu. Всё, užvalgiau. Liekam toliau. Nu va, vienas iš paminklų. Va taip. O dabar vat aš lekiu visus tos kilometrus, bandau įveikti savom kojytėm. Gerai, ką reikia judėti jau ir be 15:06. Dar liko 5 kilometrai kokie. Žodžiu, galvoju, va čia privažiuosiu, šoksiu į upę išsimaudyti, upė plati. Ir čia kažkur pastatys palapinę. Atvažiavau, va atrodo taip, neperžengiamos girios. Žodžiu, čia tai neįlips, bandžiau biškį va praeiti. Palapins to labiau niekur nepastatys. Nežinau. Bandysiu biškį grįžti. Ten čia vat matos kažkokie žmonės gyvena ir kažkokių žmonių kaip ir priėjimas prie tos upės. Nežinau, gal bandysiu ten nuvaryti, nusimaudyti. Tai va tiek. Jo. Odų. Belenkiek. Всё. Bandau kažką daryti. Nežinau.
Statybioras. Žodžiu. Tai nelikau ten nakvoti. Radau žymiai geresnę vietą. Tai va. Va. Ten įbridau, kojas nusivariau. Daugiau nieko. Bandysiu vandenuką išsimaudyti. Žodžiu, viską aš čia jau išsipakavau, susiruošiau, sakyčiau, tokį prastą dieną, sunki diena iš tikrųjų. Pavargau, gal ta saulė baisiai vargina, nes buvo karšta, bet 7-8 laipsnius. Tai bliamba. Visoka. Slidu. Bet iš karto gylis toks. Tik lipus. Žuvytis, pliauška, žulinas. Simaudžiau. Varys mėgoti po sunkios dienas. Pavalgiau, žodžiu, vaisių visokių. Tai toks nieko baisiai nefilmavau šį vakar. Nes, sakau, užsivėlinau, užtrukau ir šiaip toks nusikalęs. Tikiuosi, audų neprisileidau palapinį, nors šiaip draugel tai ir daug sugyventiniai. Tai va, gerai, labanakt. Simatom tad rytoj ir rytoj bandom pasiekti Rygą. Labą rytelį. Atsikėliau. Palapinį šliužų visur. Jau apsispraigiau biškį, bet žodžiu, netgi batų buvo lindi. Laukia. Visur. Kelios pakojos ir judėti reikia anksčiau. Šiandien neužsikimarinti per daug. Tai žodžiu, miegojau normaliai, tik kad buvau prabudęs apie apie 2 ir te pavyko užmigti apie 3 valandą, tai toks ilgesnis tarpas, kai nemiegojau, bet šiaip bendrai tai viskas normaliai. Šiandien biškį anksčiau pavyko viską susipakuoti, pasidaryti valgyti ir įdėsim dabar po 8:25, pavalgo, dabaig susidėti daiktus ir jėdam. Viskas supakuota. Nusiplaunu obuolį suvalgau. Ai dar vakar nežinau, kažkas sukanda, bet kokie palik, kokius žymis. Blum. Nežinau, kas čia. Neskaudėjai, ne nieko, bet pirm kart matau tokį žymis. Nežinau.
Gal gyvensiu. Sver dviratėlis biški. Judam. Nieko nepalikau. Nu, tikėkimės, kad nieko. Blemba, nėra jauku tuo A7 keliu važiuoti su to dviračiu, šitų fūrų ypač kolona, kaip parlek, tai ne fainai. Nu bet kaip nors, gal išgyvensim. Nes tai šunkeliais važiuoti, tai blemba, nesąmonė irgi. Ir į meką, nusipirkau vandens, persipilsiu gertus ir čia kažkokį geraliuką, greitai šals. Užsimetu žusklis. Blogiau negu netikra fanta. Gazuot jupis. Va, sugalvojau. Ir panašus. Žiauriai gerai čia. Jeigu tokį platumų kelkraštis bus, tai bus žiauriai gerai. Žiauriai fainai važiuoti. Žymiai saugiau negu ten. Vos ne pro alkūnės. Kūra. Pralė. Parei normaliai lietaus, tai reikia užsidėti savo gamybos lietvaltį. Va, mano paties gamybos apsiaustas nuo lietaus. Lyja. Pirmas lietus. Užkniso tos mašinas, negali. Kokie kiekiai, nežmoniški.
Negali čia ramiai matyti, šio keliu. Pagaliau normalus kelias. Nu ką, atvarėm į Kefkabą, iki Rygos dvam. Все, pristojau dar vienam pitstopui, suvalgyt bandelinius, jau valgyt belenkiek noriu. Ir iki Rygos dar apie 20 km. Pasiėmiau kambariuką šiai nakčiai, pasikraus viskon, susitvarkys, išsilaidus tus daiktus. Tai šiąnakt miegosime kaip karaliai. Va taip va. Ką, jaučiu всё, užteks ilsėtis, reik lėkt į Rygą. Į Rygą, į saldainių fabriką. Man reik ten. Čia kels eint čia. Netinka. Ne. Ne čia. Nu va. Pasiekėm Rygą. Tik dar reikės truputėlį vis tiek pavažiuoti iki centro dar iki 7 km. English? Did you have enough space? Yeah. All right. Whew. O taip atrodo. Kambariukas už 30 eurų. Tulikas ir dušas bendras. Ai, užteks man šiai nakčiai. Į reikalų tokį svorį užvilkti. Nu, trečias aukštas tik, bet vis tiek. Gerai. Einu į dušą ir varom į miestą valgyti. Nu va, išvariau iš to kambarį. Atsiprausiau, išsimaudžiau. Susidėjau viską ant kraut. Tai dabar varau, ieškau kažkokios vietos greitai pavalgyti. Ir tada varysime eksplorinti vakarinės Rygos. Va taip. Na va, už 19 euriukų radau va tokį paragausiu.
alučio, vafliai su vištiena ir klevų sirupu. Oi, matau, plaukas yra. Žodžiu, pavalgiau. Žodžiu, grįžau. Va, prisipirkau sausainukų, sūrelių, žodžiu, vaisių, sulčių. Damu švalgyt, atsigul, pasijung podcast ir ilsėts. Susimatysim rytoj.